žinai, vat, jeigu grįžtam prie mitingo, kuris buvo čia prieš Palucką, reiškia, prie Seimo, ne? Ir aš vakar kalbėjau su vienu Seimo nariu, beje, socialdemokratų, su kuriuo mes taip pasišnekam, žinai, ne taip kaip mes dabar. Ten pasišnekam kietai. Be cenzūros, jo. Tai aš jam sakau, žiūrėk, kas vyksta. Visi protestuoja. Ir išėjo ten toks jaunas jaunikaitis, kuris tikrai protingai labai gražiai pakalbėjo apie kultūros nykimą, apie kalbos nykimą ir visą kitą. Ir aš sakau, žiūrėk, jūs pusę metų valdžioj, jie dabar visas tas konservatorių elektoratas, visas tas savo nuveiktus juodus reikalus meta ant jūsų. Rusifikacija, rusų kalba, ten tas anas. Tiesiog, kas atvežė visą tai? Kas 22 metais pradėjo? Šimonytės vyriausybė. Čia jų yra politika. Ir dabar viską meta ant jų. Nu, sakau, o jūs liaušiai, sakau, net nesugebat nieko padaryti, net nenorit, gal ką. Ne, tai jie gilino, jie prisideda prie to. Jo, tai aš sakau, tu bent žinai, kad jūsų vyriausybė atšaukė net tą mažą reguliavimą, kuris buvo, kad tie, kurie žmonės čia suteiktas prieglobstis, ten tramparam, ten dėl kalbos, per 3 metus išmok. Sakau, net šitą numetė. Tai dabar tu ateisi kažkur Vilniuje, sakysi, labą dieną, tau sakys, kalbėk rusiškai, žinai. Ir jie bus teisūs, supranti, vat kur viskas vyksta. Ir blogiausia, kad tai viskas vyksta po kilimu ir tokio, žinai, kaip šliaužianti ramiai, iš lėto. Čia, žinai, mes grįšime prie to, kas buvo Estijai Sovietijai, kai netgi žmonės sugebantis ir mokantis neblogai rusų kalbą iš principo, kaip sako, neteisingai lietuviškai, gramatiškai, bet labai aiški mintis. Tiesiog save gerbiantis lietuvis savo valstybei, tuo labiau valstybiniai institucijai niekada nekalbės jokia kita kalba. Jeigu tu gerbi save. O jeigu tu esi nu tai skambink Maibachui, gal jis tave suvalgys. Reiškia, tai čia... Kaip muzikavimas gal tau bus įdomu, žinai, sovietmečių kartais atvažiuodavo ten tokių, nebuvo A klasės žvaigždžių, bet ten vengrų atvažiuodavo, kokie ten, žinai, Lokomotiv GT, ten dar kažkokie. Labai gera grupė, puikiai. Jo, tai per vieną Lokomotyvo koncertą mes nusipirkom visą eilę sporto rūmų tribūnai bilietų, žinai. Nu ir tradiciškai būdavo išeina tokia gos koncerto ponė su ilga suknė, čia tokiam, žinai, padangom, barankom ir ten puikiai sėkmingų, aišku, rusiškai, gastrolių ten Lenkijoje, Vokietijos demokratinėje Respublikoje, ten reiškia grupė Lokomotiv GT. Iš mūsų ant visos, žinai, taip gavosi tokia pauzė. Speak English! Ir taip nuščiuvo visi, o to mes nuėjom į antrą koncertą, žinok, buvo uždegę šviesos sporto rūmose ir stovėjo milicija ir žiūrėjo, kad nebūtų replikų. Kas rėks, ar ne? Ja, tai čia grįžtant prie to, kad aš nežinau, jeigu mes jau savo šaly negalim susikalbėti savo kalbą, nors konstitucijoje parašyta, kad valstybę kuria tauta ir suverenitetas priklauso tautai, tai... Apie ką čia kalbėt? Jo. Vidai, yra mūsų žiūrovų porą klausimų adresuotų pačiam. Pabandom. Labai į temą. Vienas toks, aš nežinau, pavadinčiau gal šmaikščiu, aš tą momentą praleidau kaip ir apskritai nesidomintis niekais drįstu pagalvoti. Žmogus rašo, kaip iš PR tos vadinamos viešinimo pusės, gal galit pakomentuoti, gal šiais laikais ir yra tų youtuberių, rašo šitaip. Sėkmė, tokie veiksmai kaip, pavyzdžiui, pažasčių uostimas, nes tas išgarsėjo to ir netgi darė tai su Ličia Lietuvoje. Tokie, aš net nežinau, kaip tai pakomentuoti. Ar tokiais būdais pasiektas žiūrimumas yra vertas ko nors, tokia reziumė klausimų? Manau, kad ne. Ir manau, kad mes apie tai pradžioje kalbėjom, nes tai yra, žinai, aš suprantu,
norą šokiruoti. Parašių uostytojai. Okay. Nu, ten Putinas ten į pilvuką bučiuoja vaikus, okei. Ten Bidenas irgi prie mažų mergaičių į galvą bučiavo, ten glostė visą kitą. Bet čia yra kitas žanras. Bet šitas dalykas, aš manau, kad dabartinės tos visos TikToko kultūros, aš jos, žinai, nesu TikTok'e tik tiek, kiek matau prabėgšmom arba YouTube'e, tai šitos subkultūros yra pats principas, nu, šokiruoti. Bet kokiom priemonėm daryti bet ką. Nu, kaip tu sakei, ten vienas ten kažką darė, ten paskui mūsų tas garsusis ten tas veikėjas Šuraevas, jis ten tepėsi, žinai, Lietuvos vėliavą, jis ten tepėsi. Ir gavo už tai nacionalinę premiją. Taip, ir gavo už tai nacionalinę premiją. Už šitą pripažinta turėtų, aš nežinau, turėtų būti patraukti visi atsakomybę. Bet problema ta, kad atsirado minios gerbėjai, kurie sakė, va, čia kaip yra kietai, kaip čia yra gerai, kaip čia yra, žinai, va. Tai tas, aš tai, nu, neturiu ką pakomentuoti ir, nu, aš suprasčiau, va, šokiruot, nu, kažkokį, žinai, nu, kaip tos, kaip ten jos vadinasi, Pussy Riots, tos ten mergos, kur ten pusnogės išlėkė kažkur, ne? Tai va čia toks, žinai, politinis veiksmas, šokiruojantis, aš dar suprantu, kad, žinai, tu nori kažkokiu vaizdu šokiruoti, žinai, ten, nu, laužyti. Arba tiesiog nuo Gedimino prospekto triusikus vietoj parašutų išsiskleidė. Kažkas tokio. Nu, tai čia, nu, taip, bet, va, pažastų uostymas, žinai, keturiom, žinai, ėjimas šaligatvių aplojant, žinai, praeivių šunis, nu, nežinau, man atrodo, tai yra jau ant ribos tokio, žinai. Jo, tai mes tam nebeskirkim dėmesio, nes iš tikrųjų matyti neverta visą. Tai yra rimtesnis klausimas. Ir čia jau matyti ir su kai kuriuom kitom laidom, nes apie tai, ką mes kalbam, ir apie liūdną situaciją valstybės kaip po tokios raidos, kurią, galiu tik pasikartoti, ir komentatorius tai prašo, bando ir jau ne tik tai bando pavogti, bet jau matomai yra pavogę ir prichvatizavę kai kurios grupuotės, visai nebe suverenui, tai yra tautai pagal konstituciją priklauso šitą valstybėlę, jeigu dar ji tokia yra,